Na, o šitas specialus kvietimas Ingridai Saunorieniai. Mano pusseserytė. Kviečiu tave ir visą tavo šutvę. Tu gali pakviesti visą Romuvos, visą mokyklą. Jo, Romuvos, man atrodo, aš nežinau, ar vidurinė, ar, aš nesigilinsiu į tuos. Romuvos mokykla, tada vidurinė mokykla, jeigu nepakeitė. Ir visus direktorę, visas mokytojas, nes mokytojų alijansum tikrai labai reikės, visa giminė, labai ten yra pas jūs nemažai tų žmonių irgi. Tai pakeis ateitį dėl savo vaikų, anūkų, kurių dar nėra, bet bus. Tai alijansas pakeis visą Lietuvą. Tai aš žinau, kad tau nepatinka, ten sakai, neskambinsiu aš tam Jevgenijui, bet aš tave priimsiu. Tai aš labai ačiū už tavo pagalbą, kad tu mane tada priėmei. Aišku, ten buvo prievartos, aš ten sakiau jau anam video, bet ką padarysi, toks gyvenimas, kiekvienas tą patį dalyką suprantame vis skirtingai. Bet aš labai noriu tau, Ingute, padėkoti, žinai už ką? Kai mano ramenai buvo blogai ir aš tada buvau pas tave, tada aš visą savaitę praleidau ligoninėj su ja ir kūrėjas gydė ją per mane. Tai aš grįždavau iš tos ligoninės ir aš verkdavau. Ir aš atsimenu, grįžau pas tave į namus ir taip, čia padėta, čia maistelis, va čia gali valgyti tą ir tą, va čia žvakelės gali prisileisti vonę, čia parelaksuoti druskelių pridėta, čia va, tai buvo fantastika. Toks sąmoningumas man buvo wow, man buvo tikrai wow. Tai labai tau ačiū, to karto tiesiog neįmanoma apsakyti žodžiais. Kartais va tokie momentai, jie padaro tokį įspūdį, tokį jausmą, kad tu esi labai svarbus ir kad tu reikalingas. Ir aš grįždavau ir gulėdavau toj vonioj, verkdavau, tiesiog aš transformavau pusę savo sesės skausmo. Tai, ką jai teko praeiti, iš tikrųjų labai sunku kelelį, bet labai tau ačiū už tą sąmoningumą. Va čia ir yra tas sąmoningumas. Ne ble, ne mokyti, ne ką, bet tiesiog, va, čia tau, čia tas, to, ko tau reikia. Čia buvo, tiesiog aš pasijutau, kad aukščiausiasis tikrai manim labai rūpinasi per tave. Man čia buvo taip neįtikėtina ir gera ir aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tave ir tikrai mokytojų labai reikės alijansum ir visa sistema keisis per Jevgenijus viską pakeis. Taip kad labai kviečiu, kas pirmasis tas gudresnis ir jeigu neteisi, labai daug prarasi. Ir aš mačiau tave pirmose gretose, kuri tikrai atves labai didelę minią mokytojų, tugi dalyvauji visokiuose renginiuose ir taip toliau ir turi labai daug didelį ratą žmonių. Ir iš tikrųjų dar labai ačiū, kad mane tada priglaudei, nes jeigu nebūtum priglaudusi, man nebuvo kur eiti. Man tarsi nors eik vat ir nusižudyk, nes nebuvo man kur eiti. Jeigu aš einu pas šeimą, mane iš karto kiša į tas ligoninės, tas mikrobanginės. Jeigu aš einu, aš grįžti atgal vėl ten negalėjau, nes nebeturėjau sveikatos stovėti prie tos kėdės. Ir viskas, nėra kur. Dėl to Lietuvoje yra labai daug savižudžių. Čia ne apie tave, bet aš tiesiog bendrai, nes šitos video turėsi dalintis labai paprastai, dalintis savo draugams, savo visiems mokytojams ir visai giminiai. Ir dėl to aš darau jį, būtent tą kvietimą, kad tau tiesiog reikės parodyti, kad
sakysi, o aš patikėjau, kad Beata tas yra antrasis, kad ta Marija, kuris stovi ant kalno, kokį kelią reikėjo praeiti. Tai aš dėkoju, kad vis tiek mane priėmė ir iš to blogio, nu vat, pamišusi, ne, kažkokia, man tai gavosi labai daug gėrio, nes aš susipažinau su tavo pačiais artimiausiais draugais, mes puikiai sutikome naujuosius metus ant, neatsimenu kokio kalno, paskui saulėtekio visos merginos, ane, visoms linkėjimai, labai buvo malonu susipažinti ir aš neturėjau jėgų užkilti tą kalną, aš neturėjau fizinių jėgų, jokių jėgų užlipti tą kalną, aš viską dariau per negaliu. Tai va tai yra organizmo išsekimas, bet tai nebuvo nei liga, nei kažkas, aš niekada nesirgau. Jo, labai daug gėrio ir ne šiaip savo aš tais būgnais mušiau, bam, 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 bam. Tas buvo vau. Gintaro dulkes metėm į ugnį, į laužą ir tai buvo, nu, aš tiesiog buvau taip nusivylusi Evgenijų, kad aš sakiau, aš jau nieko nedarysiu dėl jo, aš iš viso ten mesiu viską bet aš turėjau vis tiek, man viešpats, kūrėjas man sako, tu turi tai padaryti dėl Lietuvos. Jeigu jis manęs ten nepriims, viskas tvarkoja, bet jis turės priimti visą Lietuvą. Ir aš išeisiu ir viskas gerai, aš priimu bet kokį kūrėjo planą. Bet aš žinau, kad jis neturės jokių šansų to nedaryti, neatverti šitų vartų. Ir kaip ten bebūtų, kaip ten nenorėjai, bet tai yra vienintelis planas, nes greičiausia tose mokyklose, nu, keisis sistema, todėl kad greičiausia bus, kad visai kitaip viskas bus, aš tiesiog nenoriu plėstis. Tai va, Ingutė, jeigu susimatysim, apsikabinsim, aišku, man buvo liūdna, čia ne priekaištas, čia liūdna, kad buvo ir į Londoną atvažiavus ir mes nepasimatėm ir mane išbraukė iš tų žmonių sąrašo, artimų žmonių, bet aš atleidžiu, aš labai jaučiu energijas ir aš jaučiu, kad keistai mane žiūrėjai, ašgi galėjau ir su tavim susitikti, bet nesusitikau dėl to, kad tu nesi atvira širdim, tai nuoširdžiai sakau. Nesi atvira man, nesi nuoširdis su manim ir viskas gerai. Mes negalime pasakyti, kad tu būk nuoširdus, tu būk toks. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Ir tai tiek. Tai laukiu projekte ir jeigu, aš žinau, kad jis neturės to pasirinkimo, tai darys vartus, laukiu, bendrausim ir tai atneš labai, atsiprašau, didelės naudos. Tai tiek, iki pasimatymo. Apkabinu, myliu tave, ate. Su Dievu.